Tai va, šiandien vėl ariu nuo pačio ryto. Tačiau sustojau ne tam, kad suvalgyčiau badastrivą už 40 centų, kad parodyčiau, kaip reiktų elgtis ekstremaliomis sąlygomis. Štai matom priekį šlapia vieta. Ir patyręs traktoristas sakytų, huine čia biškį duosiam apsukų, ratai sudvigubyti, viską turėtų ait. Na ir pažiūrim, kuo visą tai gali baigtis. Jungiam peridatrą. Reikia pergazuot, nepamiršti. Eina. Ir svarbiausia nepamiršti sustot laiku, nes jei ne, tai va, reiktų biškai pasiremontuoti. Tai va, antras dalykas, ką reiktų daryti, patekus į tokią situaciją. Reikia visų pirma įsikelti agregatą. Na ir dabar vėl pabandyti įjungti peridatrą ir bandyti išvažiuoti, kaip nori. Važiuoja. Eina. Na štai išvažiavom, bet juk taip tai nepaliksi. Todėl reikia įsijungti antrą tiltą priekybiškį. O šitai. Na ir dabar bandysim antrą kartą važiuoti. Ir pamirštam pergazuoti. Bandysim. Tai va, taip reiktų elgtis ekstremaliomis sąlygomis. Kokie yra klimpimo požymiai. Tai visų pirma iš kamino besiverčiantys juodi dūmai. Na ir pamėgys taip rojo, štai va, ten šlapia vieta. Paskui pajungta 4VD. Na ir bandysim kažką padaryti. Neįklimpsim. Tak, pergazuojam. Važiuojam. Jau klimpstam. Reikia sukelt. Pakeliam. Nuleidžiam vėl. Važiuojam. Šitą. Dar kartelį pabandysim pravažiuoti tenais. Biškį mutoniko. Kurva, posėdį. Pakeliam. Pergazuojam. Pabandyti, sėsti sunku. Jau. Biškai klimpom. Gerai, įsikeliam agregatą. Nu ir bandom išvažiuoti. Pergazuojam. Eina. Nuleidžiam vėl. Tai va, kaip reiktų elgtis pamačius priekyje tokią kliūtį. Visų pirma, reikia įsijungti 4VD. Šitai.
Taikę. Gerai pagazuot. Svarbiausia neatleist gazo. Šuona, kurva. Tuma. Labai čia gerai.